Labas, labai džiaugiuosi, kad įsijungėt mūsų video. Iš Dievo norėčiau padrąsinti tokią Biblijos eilutę. Jono 3:17. Nes Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulį pasmerkti, bet jis atsiuntė savo sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Įsivaizduojat, Jėzus atėjo, kad tu galėtum įsigelbėti. O dabar tiesiog trokštu, kad šitas video priliestų tavo širdį. Kaip jūsų rytas? Vėjingas? Vėjingas, tie? Pas mane toks vienas draugas visada sakydavo, kad ateidavo jau toks laikas, kai jau šalta, ruduo, toks jau va taip, kaip vakarą, ne, vėjas, lietus, atrodo, vakar sūnus pas vieną draugą išvažiavo miegoti, dukra pas draugę išvažiavo miegoti, atrodo, mes su žmona namie dviese, galima būtų kažką nuveikti, kažkur išeiti, bet nelabai kur norėjo eiti. Ir, turbūt vėl susimoviau, reikėjo imtis kažkokios iniciatyvos vakar ir daryti kažką, nesvarbu tas oras, bet, žinot, jisai įtakoja, teisingai. Tos tamsa vakarais, ne? Norisi po kažkokią antklodę sėdėti. Ir sakau, tas mano draugas sakydavo, sako, greičiau ateitų žiema ir greičiau jinai baigtųsi. Ir aš iš tikrųjų irgi taip kartais jaučiuosi, ne? Ir tuo tamsiu paros metu mes dažnai jaučiamės va taip. Lyja, nelyja, pučia vėjas, nepučia. Dažnai va norisi kažkokio arbatos puodelio, ne? Termostatą padidinti kažkiek namie, kad šilčiau būtų, kas židinį turit užsikurti. Ne? Ir šiaip va toks, jau niekur nesinori labai judėti. Dažnai jaučiamės galbūt šiek tiek melancholiškai, ne? Aš dažnai jaučiuosi melancholiškai šituo metu. Aš iš vis toks esu ne per linksmiausias žmogus, bet va šitas oras, šitas laikotarpis, jisai, kiek žinom, yra kažkokių psichologinių problemų turintiems žmonėms, psichinę negalę turintiems žmonėms suaktyvėja simptomai visi, šizofrenikam, depresijos suaktyvėja, ne, šituo laiku ypatingai viskas aktyvėja ir turėtume būti jautresni viens kitam, ne, turėtume, aišku, ir suprasti patys, kas vyksta, kodėl taip vyksta ir atitinkamai reaguoti. Ne? Ir žinot, ypatingai va dabar tos artėja kalėdos, vakar renginukas buvo, toks aš galvojau, žiūrėjau, tie, kas, aš nežinau, aš ryte nebuvau, aš buvau vakare ir mačiau tų daug šeimų, kurios ne iš bažnyčios ir buvau labai sužavėtas jų punktualumu, mūsiškiai visi vėlavo. Ir svečiai anksčiau atvažiavo, mūsiškiai visi vėliau, nors turėjo būti atvirkščiai. Užleidom vietą, vietos buvo pakankamai. Bet esmė tame, ne, kad kažkaip, tai čia, žinai, dar vienas renginys, bet iš tiesų tas renginys buvo nuostabus, labai paprasta žinia buvo, aš žiūrėjau, taip galvoju, wow, žinai, labai viskas paprastai, labai viskas aiškiai ir negalėjo žmonės neišgirsti to, kas buvo pasakyta. Nieko ten nebuvo paslėpta, kažkokia, žinai, kaip bandai, davai kažkaip Evangeliją pasauliui paskelbkim, kažkaip vos nepaslėptai, viskas buvo labai aiškiai, tiesiai, suprantamai ir ačiū visiems, kas darė tą renginį. Žinau, kad daug kas gavo dovanų iš Greenwichaus Councilo irgi, kas visi buvo pasistatę automobilį gatvėje šitoj, tai žinokit, kad negalima ten statytis tik tais nuo 6:30 vakarais, sekmadienį galima, bet eiliniam nuo pirmadienio iki šeštadienio tik po 6:30, ne? Tai tie, kas gavo dovanų, jau turbūt gerai žinot, tie, kas negavot, kitam kartui įspėju, kad galit gauti dovanų.
svarbus momentas, ne? Bus tarnautojų šventė, atsiminkit šitą informaciją ir geriau tų dovanų nereikia tokių. Bet visas tas kalėdos, ne? Kalėdos daugam yra graži šventė, bet daugam yra labai skausminga šventė, ypatingai tie, kas galbūt esam praradę artimuosius, skyrybos, galbūt neturim kontakto su savo artimaisiais ir tos kalėdos dažnai iššaukia kai kam skausmą, nusivylimą, paaštrina, dar sakyčiau, tą būseną rudeninę savijautą. Ir vėlgi, žinai, aš sakau, reabilitaciniam Alfos centre, ačiū Aurimai, aš toks pasijaučiau, kaip, žinot, reabilitaciniam centre būna ratas ir va, tos analizės skaitomos, tai grįžau į tą ratą ir tik norėjęs jau visus susodinti irgi į tą ratą, žinai. Bet labai ačiū tau už tavo pasidalinimą. Ir reabilitaciniam centre tos šventės jos yra irgi dažniausiai sunkus momentas. Nes velnės jis ateina su melu, kad pažiūrėk, tu niekam tikėsi, ne? Sakau, didelė dalis iš jų be šeimų. Galbūt yra tie vaikai, bet jie ne su jais. Galbūt žmonos yra ne su jais. Galbūt yra sugriuvę tie santykiai. Ir tikrai šiuo momentu mes maldose savo palaikykim tos žmonės. Savo kažkokiu paraginimu, gerų žodžiu, pakalbinkim, palaikykim tos žmonės, ne, kurie yra dabar centre. Ir kad mes matytumėm tos liudijimus, ir Aurimo liudijimą, ir tos vyrukus, kuriuos matėm baigusius centrą prieš porą savaitgalių, mes turim būti realiai, žinai, čia ne kažkieno tas centras, čia mūsų visų centras. Mes visi esame atsakingi už tų vyrų ateitį, už tų vyrų teisingus pasirinkimus ir tą, ką mes galim padaryti visi, mes privalom padaryti. Ne, čia ne Aurimo atsakomybė, ne pastorių atsakomybė, bet mūsų visų. Nes kiekvienas iš mūsų tiek finansais, tiek kitais dalykais mes išlaikom tą centrą ir prisidedam prie jo veiklos. Tai būkim ir va tais žodžio skelbėjais, to padrasinimo skelbėjais. Ir kai mes esam toj būsenoj, va toj tokioj melancholiškoj būsenoj, mums yra daug lengviau daryti kažkokius neteisingus pasirinkimus. Teisingai. Maisto galbūt padauginam, televizoriaus daugiau žiūrim, Netflixo, kaip čia sako angliškai, binžinam, ta prasme, žinai, be perstojo. Aš kažkada savo priėmiau sprendimą, kad niekada negaliu žiūrėti Netflixo, nes peržiūrė kokias 8 serijas, žinai, ir negalima man žiūrėti serialų. Ir aš net nebekalbu apie kokias pasiekmes tie serialai turi, bet kiek laiko tai atima. Ir žinai, gal dar vieną. Ir žinot, visada serialai baigėsi tokia intriga. Taip, negaliu laukti dabar iki rytdienos tos intrigos, teisingai. Negali, reikia dabar sužinoti. Jau iš pradžių ir parodo tau tą intrigą, galėtum ir nutraukti, bet vis tiek žiūri iki galo, teisingai. Ir vėl nauja intriga. Ir dažnai su mūsų tais pasirinkimais irgi taip yra. Ta intriga visada yra, žinai. Ar tas maistas, ar ten galbūt alkoholis, kas ten bebūtų, žinai, mes vis pasirenkam grįžti į tą pačią poziciją, nes tai nors kažkiek mus patraukia nuo tos galbūt realybės. Socialinė medija, kas tai bebūtų, ne, mes pasislėpiam tenai ir sakau, ypatingai va šitas laikotarpis, jisai, mums lengviau daryti tos pasirinkimus, ieškant komforto kažkokio. Saulės nėra, vitamino D trūksta, teisingai vitamino D trūkumas panašus į depresiją, tada man depresija, žinai, jokia tau depresija, eik atsikelk, kažką nuveik, kažkam paskambink, kažkam patarnauk ir dings visos depresijos. Ne? Mes turim sąmoningai daryti tam tikrus žingsnius. Bet karts nuo karto vis tiek, tu nori, nenori, mes atrandam save duobėj kažkokioj, vienokioj ar kitokioj. Ir kas mėgsta būti duobėj? Aš nelabai. Bet, kaip ir sakau, dažniausiai iš savo pasirinkimų ateini į tą duobę.
Ir aš kažkada pamokslavau apie tą feel good psichologiją, ne? Kur mes bandom save įtikinti, viskas gerai, žinai, toks viskas gerai. Galbūt net kažkokių rašto vietų atrandam, žinai, ir savo garsiai sakom, bet iš tikrųjų to net netikim, bet bandom save įtikinti, kad viskas yra gerai. Vietoj to, kad, kaip Aurimas šiandien skaitė, pasimt ir prasianalizuoti save, atrasti, kas su manim vyksta, mes bandom save apgauti. Viskas yra gerai. Ir Korintiečiams noriu, kad perskaitytumėm antras laiškas Korintiečiams, 3 skyrius, 18 eilutė. Mes visi atidengtų veidų, lyg veidrodyje regėdami viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę. Veikiami viešpaties, kuris yra dvasia. Ir žinot, tas, ką aš sakau, kad mes kartais bandom save įtikinti, naudojant rašto vietas, kaip ir nėra blogai iš savęs, ne? Bet jeigu tame nėra gyvojo Dievo, tai mes tik tai savo burbam kažką, kas neturi jokios galios ir neturi jokios išliekamosios vertės. Mums veidą atidengia viešpats iš savo malonės, teisingai, per savo dvasią ir mums leidžia matyti ir girdėti. Ir jisai tik tais iš to savo begalinės malonės, begalinės meilės, jisai mums parodo savo grožį, savo aukos grožį, savo pasiaukojimo grožį. Ir tą stebuklą, kurį jisai padarė dėl mūsų. Kaip vakar labai gražiai sako, filmukas tas sako, bet Dievas turėjo planą B. Ir tas planas B buvo Kristus. Nes planą A mes susimovėm kaip žmonės teisingai. Per Adomą mes kaip žmonės tą planą A sumovėm. Bet iš Dievo malonės ir jo gerumo ir jo meilės tas planas B yra nuostabus. Ir kuo mes daugiau žiūrim į Kristaus gyvenimą, kuo mes daugiau žiūrim į jo pasirinkimus, kuo mes daugiau pažįstam, kuo mes daugiau skaitom raštą, kuo daugiau praleidžiam laiko maldoj, mes pradedam pažinti jį tikrą, koks jis yra. Ir tik tas mums leidžia pradėti matyti jo atvaizdą, žiūrint į veidrodį pačiuose mumyse, teisingai. Ir tas momentas iš šlovės į šlovę, aš kažkada atsimenu, gavau tokį prieiškimą, kas yra tas iš šlovės į šlovę, aš gal kažkada dalinausi tuom, bet toks, aš visada kažkaip skaitydavau, galvoju, šlovės į šlovę, žinai, ir toks atrodo nuo kalno viršūnės ant kalno viršūnės, ne? Taip viskas lengva ir paprasta. Nuo vienos, taip strikt, kaip kalnų ožys ir, žinai, šokinėjai, taip, ne? Viskas tvarkoja. Bet tam, kad nuo vienos viršūnės nueiti kitą, mes turim nueiti į slėnį. Ir tam slėnį dažniausiai ne vienas nenorim būti. Ir aš paėmiau žodį šlovė, pasižiūrėjau, ką reiškia iš graikų vertimo. Ir tai reiškia žodis orumas, pagarba, garbė. Bet iš hebrajų to žodžio šaknis yra svoris, sunkumas ir našta. Ir dažnai mes norim, tas iš šlovės į šlovę, mes norim būti tam, toj garbėjai kažkokioj, pagarbojo, orume, teisingai, aš pilnas Dievo šlovės, aš galiu nuversti kalnus, bet tas nuėjimas nuo vienos kalno viršūnės į kitą turi tam tikrą svorį ir tam tikrą naštą. Kai mes iš tikrųjų turim nuolankę širdim pamatyti tikrą situaciją. Nebandant apgauti savęs, nebandant apgauti kitų. Ir kažkada čia, kai Manvidas, Alfos baigęs centrą vyrukas, sako, savistaba. Ir ta savistaba, aš manau, yra labai mums ypatingai svarbus įrankis, kai mes į tą slėnį nusileidžiam. Kad mes suprastumėm, kur mes turim prisimti atsakomybę, kur mes esam užleidę pozicijas, kur mes leidžiam vienai ar kitai nuodėmiai vis dar įtakoti mus ir mūsų gyvenimus ir mūsų pasirinkimus ir atgailo išstodami prieš tai
prisimdami atsakomybę, mes tą naštą suvokdami, ne, bet kaip ir šiandien Aurimai sakei, kad Dievo jungas yra švelnus, o jo našta yra lengva. Ir ta našta nėra mums per sunki ją panešti, bet mes turim pasiimti tą naštą, mes turim pasiimti atsakomybės naštą, kad mes nueitumėm iš pergalės į pergalę, iš šlovės į šlovę. Ir šiandien noriu kalbėti apie tuos slėnius. Ir Biblija turi nemažai pavyzdžių, kai žmonės ėjo. Ne? Biblijos herojai ėjo per tuos slėnius. Ir Mozė, ir Jona, ir Juozapas, ir Dovydas, ir Saulius, ir daugybė kitų, ir Saliamonas, visi ėjom per tam tikrus slėnius. Ir kai kurie tie slėniai yra įtakoti aplinkybių, žmonių, situacijų, bet kai kurie slėniai yra įtakoti pačių mūsų pasirinkimų, kuriuos mes patys ir priimam. Ir kartais mes, bandom kažkur tą kaltę suversti, tai velnės, tai dar kažkas, bet mes tos sprendimus priimam. Nes žodis sako, kad nėra Dievas neduoda per didelių sunkumų, kurių mes negalėtumėm pakelti. Ir kai mes darom vieną ar kitą pasirinkimą, mes negalim sakyti, kad kažkas mus privertė. Mes padarėm tai, nes mes norėjom padaryti tą pasirinkimą. Ir šiandien noriu pažiūrėti į Jonos istoriją, į jo pasirinkimą nepaklust Viešpačiui ir bėgti nuo jo pašaukimo į Taršišą. Ir žiūrėjau, kur yra ta Taršiša. Ir vieni sako ten, kiti sako ten. Ir aš taip vidurkį paėmiau, kad kažkur apie 700 mylių nuo Ninevės. Ne? Tai iš esmės nelabai svarbu, kur yra Taršiša. Nors yra tų spėjimų, bet svarbu, kad jisai kitą pusę nuo Ninevės. Ne? Kuo toliau nuo Ninevės, nes jisai nenorėjo ten būti. Ir apie žuvį tą noriu pakalbėti. Ne? Mes galbūt piešinukuose, vaikų Biblijose matom banginį, ne? Nors raštas nesako, kad tai yra banginis. Raštas sako, kad žuvis, ir vėlgi žiūrėjau iš hebrajų, tai yra didinga žuvis. Iš graikų pasižiūrėjau, tai jūrų būtybė. Ne? Ten dar bandžiau žiūrėti, tai vieni sako, kad ten galbūt dinozaurinės kilmės kažkoks, kiti sako, kad vėl kažkokia ten neaiški drakonas kažkoks ir daug tų visokių yra interpretacijų, kas ten per gyvūnas buvo. Ir žydai kažkaip jie nelabai ten turėjo tos pavadinimus, ne? Ten gyvūnai, žuvis, ten neturėjo labai išskirtinių ta kažkokia didinga žuvis galėjo būti belekas. Tai esmė, kodėl aš taip sakau, nes visi galvojame apie banginį. Banginio pilve ten negalėjo išgyventi. Čia man sako vienas draugas vis sakydavo ir man labai patinka. Sako, tie, kurie bando netikėti arba netiki, tiki aš manau visi, bet mes kažkaip kovojam su kažkuom išstodami prieš tą kažkokią normą, galbūt norėtume būti išskirtiniai kažkokie, nežinau, bet visi prisikabina prie Nojaus arkos ir prie to banginio, O kad prikeltų iš numirusių, išgydytų krūvas, jūra perskirta, kažkaip, man bent jau, nesako, dažniausiai visi to banginio ateina, Jeigu jūs sako tik į to banginio, tai nelabai yra čia ką su jumis šnekėti, Nors aš tam draugui suradau kelias vietas, kur buvo įvykių, kai banginiai prarijo žmonės ir buvo išspjauti dar gyvi. Ne? Ir čia nesenai vienas įvykis buvo irgi ten susipainiojo tinkle, bet banginis kaip ir prarijo, bet išspjovė. Tai ar gali jisai 3 dienas ten būti ar negali,
Žinai, vieni sako, čia metafora, kad geriau suprasti, ne? Kiti sako, kad galbūt ir ne metafora. Kas galvojat, kad tai metafora, pakelkit rankas. Žiūrėk, visi galvojat, kad tai tiesa, taip? Nu, jūs šaunuoliai. Mato noriu atsiverst. 12 skyrius, nuo 38 iki 42 eilutės. Tada kai kurie rašto žinovai ir fariziejai sakė, mokytojau, norime, kad parodytum ženklą. Jis jiems atsakė, pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Ninevės žmonės teismo dieną prisikels draugė su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atgailavo išgirdę Jonos pamokslą, o štai čia daugiau negu Jona. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels draugė su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Ir jeigu mes tikim Kristum, mes tikim, kad Jona buvo, nežinau, kokios ten būtybės tam pilve, banginio, nebanginio, tai net nesukelia iš tikrųjų esmės kažkokios, ne? Tai nėra pagrindinis klausimas. Mes tikim, kad jisai buvo tos žuvies pilve tam, kad įvyktų tai, kas turėjo įvykti. Ir netgi tai sulyginama su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Ir atsiverskim Jonos pranašystė dabar 2 skyrių, nuo 1 iki 6 eilutės paskaitykim. Trumpai, visi žinot Jonos istoriją? Šaunu. Dievas jam pasakė eiti į Ninevę, teisingai, ir paskelbti Evangeliją, ko Jona labai nenorėjo. Kodėl jisai nenorėjo? Todėl, kad Ninevės gyventojai buvo labai, sakykime, žinai, kaip sako, antroji Sodoma ir Gomora. Ne? Ten buvo daug iškrypimo, buvo garbinimas kažkokių dievų ir jie buvo labai aršus ir žiaurus kovotojai. Ir jie, kai eidavo, žinai, kariauti su kažkom, parsineždavo galvas ir pas save prie namų, žmonių galvas, ir pas save prie namų statydavosi, žinai, kad visi eidami matytų, vat, kiek jisai nužudė priešų. Ir indėnai skalpus nuimdavo, o Ninevės gyventojai nosis ir ausis, kaip trofėjus pasiimdavo. Ir įsivaizduokit, dabar Dievas sako, eik ten pas juos. Žinai, turbūt tas Jona galvoja, man ir nosis brangi, ir ausis brangios. Bet tuo pačiu jie puolė izraelitus ir izraelitai nekentė tos tautos. Ir Jonas, žinodamas Dievo širdį, žinodamas, kad jisai gali atleisti tautai, jisai to nenorėjo. Ir jeigu paskaitysim Jonos pranašystės 2 skyrių, nuo 1 iki 6 eilutės, tada Jona iš žuvies pilvo meldėsi. Čia jau jisai prarytas tos žuvies, ne? Aš šaukiausi viešpatės. Aš šaukiausi viešpatės savo varguose ir jis išklausė mane, kai iš mirusių buveinės pilvo šaukiau. Tu išgirdai mano balsą, tu įmetei mane į gelmę, į jūrų širdį, vandenys apsupo mane, visos tavo bangos ir vilnys rytosi per mane. Tada galvojau, esu atstumtas nuo tavęs, nebepamatysiu tavo šventyklos. Vandenys apsupo mane ir grėsė mano gyvybei. Gelmės apgaubė mane, jūros žolės vyniojosi apie mano galvą. Aš nugrimzdau į jūros gelmės, žemė uždarė mane savo sklaščiais, bet tu, viešpatė, mano Dieve, išvedei mane gyvą iš gelmės. Ir dažnai
aš nežinau, kai aš einu per tos savo duobes ir išbandymus, aš jaučiuosi labai panašiai. Kad galbūt aš nebepamatysiu viešpaties veido po savo neteisingų pasirinkimų. Ateina ta neviltis, ta galbūt tokia laikina mirtis, ne? Kai tu nebematai tikslo, nebematai prasmės, nebematai to Dievo gerumo. Bet jisai atgailavo. Ne? Mes matom, kad jisai atgailavo ir aš suprantu, kad sako 3 dienas, tai reiškia jisai 3 dieną atgailavo, 2 dienas kankinosi, 2 dienas kentėjo, jisai tą visą, apie ką jis čia sako. Tamsa, vanduo, dumblai, 2 dienas kenčia, 3 dieną nusprendžia, kad aš negaliu, taip aš turiu atgailauti. Ir po jo atgailavimo žuvis jį išspjauna. Ir aš noriu, kad mes kažkiek pažiūrėtumėm į tą visą istoriją ir ką mes galim paimti kaip pamoką iš visos šitos istorijos. Ir kodėl Jona nepaklūsta? Kaip ir minėjau, todėl, kad tie žmonės buvo žiaurūs. Tie žmonės darė tokius pasirinkimus, dėl ko turbūt Jona buvo juos pasmerkęs, nekentė, nes Izraelis visas nekentė tos tautos. Ir jisai nenorėjo eiti pas juos ir skelbti Evangeliją. Nenorėjo, kad jie atgailautų. Ir mes čia grupelėje apie tai kalbėjom ir vakar su vyrais, sėdėdamas po to renginio keliais diskusiją tokie vedėm ir prasidėjo toks apie valdžią kažką, žinai, apie valdžios pasirinkimus. Ir, aš tai vakar grįžau, galvoju, žiūrėk, aš pasirinkau kažką čia apkalbėti, kažką teist, kažką čia, žinai, čia taip daro, ne taip daro. Sėdėdamas čia ant minkšto kreslo, žinai, net nebūdamas niekur arti tos valdžios, žinai, aš nusprendžiau, kad aš suprantu geriau, kad aš žinau geriau ir, žinai, ir netgi, žinai, kaip būna, Dievas sako, laiminkit valdžias. Kiek iš mūsų laiminam tas valdžias, nuoširdžiai. Ne? Ar tik tais dėl to, kad taip žodis sako ir maldoj kartais, žinai, kas, davai meldžiamės už valdžias, davai meldžiamės, bet aš vakar sėdėjau ir burbėjau. Tai ta mano malda už valdžias, jinai nėra tokia jau ir nuoširdi. Panašiai gal kaip Jona, ne? Nenorėdamas tiem žmonėm atleidimo ir atgailos Dievo, jisai net nenorėjo eiti ir skelbti tos Evangelijos. Ir tas mūsų pasirinkimas iš tikrųjų tikėti tuo begalinės malonės ir meilės Dievu, kuris gali pakeisti bet kokią situaciją. Mes pasimeldžiam, bent jau aš, gal jums geriau sekasi, bet vis tiek atrandu save tam burbėjime ir netikėjime, kad kažkas kažkada gali pasikeisti. Ir ką, Jona bėga? Jona bėga, nes nekenčia tos tautos. Bet Dievas labai dažnai to, ko mes nekenčiam, labai stipriai myli. Amen. Antras, ką mes matom šito istorijoje, kad Jona yra disciplinuojamas. Kaip jisai disciplinuojamas? Skausmingai pilve. Teisingai, tos būtybės, jūrų būtybės pilve. Ir Dievas mus mokina, kai mes darom tos pasirinkimus, mes patys įeinam į tam tikras situacijas, Dievas kažkaip nepriverčia mūsų eiti, mes padarom tą pasirinkimą, turim kažkokias pasiekmes ir tos pasiekmes dažnai yra tam, kad mes kažką suprastumėm, kažkur ateitumėm į atgailos tašką, kaip Jona atėjo 3 dieną šaukdamasis, kad jis atgailauja. Ir mes eidami per tas audras turim suvokti, kad Dievas mus be galo myli ir kad mums reikia išmokti tas pamokas tam, kad mes galėtumėm judėti toliau. Ir, žinot, net tie jūreiviai tie, kur Jona tam laive plaukė, jie buvo tikėjo įvairiais kitais dievais. Taip, stabmeldžiai. Visi šaukėsi savų dievų, kai audra atėjo, ne?
nei vienas dievas neatsakė. Aš taip žinai bandžiau pažiūrėti, visi skirtingiam dievam, gal kas ten žvaigždėm, mėnuliui, nežinau, visi meldėsi kažkam. Bet ne vienam nebuvo atsakyta į jų šauksmą. Ir netgi kai Jona pasakė, pasakė jam apie jiems, kad čia mano Dievas, tas, kuris sukūrė dangų ir jūrą, dėl jo mes visi patiriam šitą audrą. Sako, meskit mane į jūrą, žinai. Ir jie neatsipranti išgirdę, sako, kam tu tai padarėjai? Jau jie neatsipranti, kam tu tai padarėjai, supranti. Ir mes skaitom, žinai, kad jie šaukėsi, atgailavo, kai Joną įmetė į jūrą, kai jūra nurimo, jie sako, kažkokias aukas nešė Dievui ir atgailavo. Ir, žinai, nesako galbūt, ar jie ten pakeitė savo kelius ir priėmė tikrąjį Dievą kaip savo Dievą, bet mes skaitom toj vietoj, kad jie atgailavo matydami tą stebuklą patį. Kad šitas Dievas yra daug galingesnis negu jų visų dievai bendrai sudėjus. Ir kartais tas mūsų gyvenime, kai žmonės iš pašalies, netikintis žmonės, mato tam tikrus mūsų pasirinkimus, mato stebuklus, kurie mūsų gyvenimuose vyksta, jie mato tą tikrą Dievo šlovę. Ir kaip Aurimai atsakei, mes turim kalbėti, ir žinai, ne tik tais vienas kitam to savo liudijimus, bet mes turim liudyti žmonėm, kurie nepažįsta Dievo, kad sužadinti juose tą suvokimą, kad tavo Dievas yra stebuklų Dievas, kad tavo Dievas yra atsakantis Dievas ir kad tavo Dievas yra vienintelis Dievas. Patarlių 3, nuo 11-12 eilutės. Mano sūnau, nepaniekink viešpaties bausmės ir nenusimink jo baramas, nes ką viešpats myli, tą pabara, kaip tėvas auklėdamas sūnų, kuriuo gėrisi. Ne? Tai ką aš ir sakiau, kad kai mes esam kartais to jau klybos tam kelioniai, branginkim tą laiką. Nebandykim kažkaip kovoti, nebandykim kažką daryti, bet branginkim tą laiką, kai Dievas mokina mus ir veda iš tos šlovės į šlovę, kad mes suprastumėm tam tikrus dalykus. Ir kai Jonas šaukėsi, Dievas atsakė. Kai Jonas iš tikrųjų atėjo į tą tašką, sako, aš nenoriu praleisti amžinybės toj tamsoje, aš nenoriu praleisti amžinybės be tavęs. Ne? Ir dažnai mums reikia tų slėnių, kad mes susivoktumėm, kad su Dievu yra geriau. Pas Dievą yra tas gyvenimo, tikro gyvenimo džiaugsmas, kuris iš niekur kitur neateina. Iš jokių mūsų pasistatytų stabų, jisai iš niekur neateina. Pirmas Korintiečiams 10:13. Jums tekęs pagundimas, tai yra tik žmogiškas, bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau, nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundimu duos ir išeiti, kad sugebėtumėm ją atlaikyti. Ir labai dažnai mes ateinam į tą situaciją, kai atrodo, kad nėra pasirinkimo, ne? Patys savo kažkaip velnės mums apstato tom kažkokiom, gal kažkas iš šono kažką pasakė, gal kažkokia situacija vyksta ir mes tokie, nėra kito pasirinkimo, kaip tik tais pasielgti, taip. Bet čia skaitom, kad ne. Kad vienintelis tikras pasirinkimas turėtų būti Jėzus Kristus, į kurį mes tiesiam savo žvilgsnį, į kurį mes tiesiam savo rankas, į kurį mes tiesiamės šaukdami tos pagalbos ir išgelbėjimo, kokioje mes situacijoje bebūtumėm. Ir kai Jona atgailavo ir jisai galų gale padaro, ką Dievas jam sako padaryti, jisai eina į Ninevę ir sako, ten tos miestas didžiulis, ne? Ir sako, 3 dienas, 3 naktis reikėjo, kol pereita visą miestą.
Ir aš neįsivaizduoju, kaip jisai jautėsi, bet turbūt geriau negu tos žuvies pilve ir nusprendžia eiti ir daryti, kad Dievas kurį veda. Ir įsivaizduokit, aš tikiu, kad pati, nežinau, istorijoje turbūt didesnio prabudimo kaip Nineve, kai visa tauta nuo mažiausio iki karaliaus atgailavo, užsidėjo tas ašutinės, atsisėdo į pelenus, šaukėsi Dievo, atsisakė savo kelių ir Dievas jų pasigailėjo ir jiems buvo atleista. Ir net karalius sako, išleido įstatymą, kad žmonės ir gyvuliai, galvijai ir avys privalo pasninkauti. Ten nereagauja jie nei maisto, nei vandens. Žmonės ir gyvuliai turi apsidengti ašutinėmis ir garsiai šauktis Dievo, atsisakyti piktų kelių ir smurto. Kas žino, gal Dievas pasigailės mūsų, atsileis jo rūstybę ir mes nepražūsime. Ir įsivaizduokit Joną, kuris nekenčia tos tautos. Aš nežinau, su kokiu jisai entuzijazmu skelbė jiems tą evangeliją apie Dievo gerumą ir kad atsiverskit, kad 40 dienų ir jūs būsit visi sunaikinti. Ir įsivaizduokit, nenorėdamas, pasako patį geriausią pamokslą, po kurio, žinai, toks prabudimas įvyksta. Ir jie visi atsiverčia. Ir kas tada atsitinka Jonai? Jona ateina į neviltį. Nes to, ko jisai bijojo, tai ir atsitiko. Jisai nenorėjo tos tautos išgelbėjimo, bet ta tauta buvo išgelbėta. Ir Dievas dažnai mus žiūri ne pagal mūsų darbus, ne pagal tai, ką mes padarėm ar nepadarėm, bet Dievas žiūri į tą mūsų poziciją, širdies poziciją, ir jisai žiūri, nes jam yra svarbiau kiekvienas iš mūsų asmeniškai. Kad mes ateitumėm į tą tašką, kai mes suprantam, kad be jo gyvenimo nėra. Kad be jo mes neturim kito pasirinkimo. Ir toliau mes pažiūrėsim, kaip po Jonos puolimo į tą depresiją, į nusivylimą, į neviltį, jisai norėjo mirti teisingai, kas žino tą istoriją, sako, aš nebenoriu gyventi, man geriau mirti. Bet Dievas ir ten ateina ir jisai nori Jonai parodyti tą savo tikrą meilę. Sako, Jona meldėsi, ak viešpatį, argi aš taip nesakiau, kai dar buvau savo krašte. Dėl to aš ir norėjau bėgti į Taršišą, žinodamas, kad esi maloningas Dievas, gailestingas, lėtas pykti, didžiai geras ir susilaikantis nuo bausmės. Todėl viešpatie meldžiu, paimk mano gyvybę, nes man yra geriau mirti negu gyventi. Ir kaip dažnai po kažkokio ypatingo stebuklo, nežinau, konferencijos kažkokios, gaunam kažkokio apreiškimų, gaunam kažkokios tokios dvasios palaimos, atgaivos. Aš nežinau, aš grįždavau namo ir tokia duobė, tada bam. Ane? Ir toks galvoju, ką čia vyksta, žinai, pradedi abejoti visais tais apreiškimais, pradedi abejoti viskuom, ką ten gavai. Nes emocinė tokia, žinai, iš karto duobė nuo to viso. Aš manau, že mes net negabus pavežti tos šlovės Dievo, žinai, ir jinai mus taip išsekina. Bet tai vėlgi tas yra reikalinga mums susivokti, susiprast, išmokti, būti tuose slėniuose. Jam nebaisus, žinot, Dievui nebaisus tas buvimas slėniuose. Mes kažkaip, žinai, labai susireikšminam. Dievui tai yra galimybė mus pakelt ir mus padaryti stipresniais, panašėjant į jį. Aš nenoriu viso skaityti, bet Joną, atsimenat, išėjo, atsisėdo, čia, žinai, ant saulės, čia numirsiu.
Dievas augalą davė, užaugo augalas, pavėsis, o, žinai, džiaugiasi jisai tuo augalu, ne? Tada kitą rytą atsikelia kirmelė, augalo nebėra. Dievas dar padidina tą kaitrą, karštas vėjas pučia. Žinai, gal mums sunku suprasti, ypatingai tokį, kai vakar pūtė tas vėjas, žinai, ten dykumoje vėjas kitaip pučia. Ir Dievas klausia, ar tu teisingai pyksti dėl augalo? Jis atsakė, taip teisingai, netgi iki mirties. Tada Viešpats tarė, tau gaila augalo, dėl kurio tu nei vargai, nei auginai. Jis per vieną naktį užaugo ir per vieną naktį pražuvo. Argi aš neturėčiau pasigailėti Ninevės, šio didelio miesto, kuriame gyvena daugiau negu 120 000 žmonių, kurie nemoka atskirti dešinės nuo kairės. Ir be to daug gyvulių. Ir kartais tas momentas slėnio yra labai skausmingas, bet jisai yra būtinas mums einant iš šlovės, iš šlovę, iš pergalės į pergalę. Ir mes negalim leisti savo suklupimams įtakoti, kas mes esam kaip asmenybės. Net kai mes padarom tos neteisingus sprendimus, remkimės į tą, kuris mus išves, praves, duos tą džiaugsmą, duos tą pergalę, kuris mums jau yra davęs tą sūnystę į dangaus karalystę. Galite ateiti muzikantai ir jeigu tau ar man kažkur nepavyko, tai nereiškia, kad mes esam nevykėliai. Jeigu padarėm kažkur klaidą, nereiškia, kad mes esam klaida. Ir tas melas, kuris gyvena dažnai mumise, balsas galbūt kažkurį, kur girdim, tiek savo kartodami, tiek iš kažkur, mes turim atnaujinti savo mąstymą, remtis tuo, ką jisai sako. Ne to, ką mes manom, ne to, ką kažkas kitas mano, bet mes turim remtis tik tais tuom, ką jisai apie mus mąsto ir sako. Ir tie, kas norit, pasakykit garsiai savo, kad aš nesu nevykėlis, aš nesu klaida. Jeigu esi šiandien tam momente, kur, kaip Aurimas sakė, žinai, galbūt nenori gyventi, galbūt nematai prasmės toliau eiti į priekį. Prasmė yra, tu esi tobulai sukurtas tobulo Dievo. Dar psalmės 139 psalmė, noriu, kad atsiverstumėm nuo 15 iki 16 eilutės. Nei vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai buvau tveriamas žemės gelmėse. Tavo akis matė mane dar negimusi ir tavo knygoje buvo viskas surašyta. Dienos, kurias man skyrei, kai dar nė vienos jų nebuvo. Ir paskutinė Efeziečiams 1 skyrius 11-12 eilutės. Jame ir gavome palikimą iš anksto paskirstą sutvarkymu to, kuris veikia pagal savo valios nutarimą, kad pasitarnautume jo šlovės gyriui, mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. Aš meldžiu, kad mes iš tiesų suprastumėm, kad ne apie mus viskas yra. Ačiū, kad klausei šį video. Tikiuosi, kad jis sustiprins tave tikėjimo kelionė. Labai prašau, pasidalink šio video su savo draugais bei artimaisiais. Mus galite rasti visose socialinėse paskyrose. Tai yra Facebook, Instagram ir Spotify, kuriuose sužinosite apie ateityje vykstančius renginius. Tikiuosi, kada nors pasimatyti gyvai bažnyčioje. O šiam kartui tiek.